Sveiki, esu Eglė Valskytė Stašauskienė, esu ūkininkė iš Kėdainių rajono Lietuvoje, mažo kaimelio. Man 40 metų ir prieš 2 metus aš įkūriau savo ūkį, kuriame auginame įvairias daržoves, be trąšų ir be chemikalų. Ir pasukome prieš porą metų naują kryptim. Mes beveik visas daržoves perdirbame, tai gaminame įvairius pagardus, prieskonius, prieskoninės druskas ir taip. Viskas ir atsirado būtent dėl vaikų, kad vaikai valgytų skanesnį, geresnį, kokybiškesnį maistą, nepritręštą, nepripurkštą. Tai plečiantis mum, didėjo poreikis ir ką pasiūlyti kitiem klientam, tai mes dabar turime virš 200 veislių pomidorų, virš 20 veislių paprikų, čilių įvairių. Žodžiu, mes auginam asortimentą to, ko galbūt neaugina kiti, bet auginam kitaip negu kiti. Irgi netrešiam, nepurškiam, kad tai būtų sveikesnis produktas. Tai mūsų, aš sakau, unikalumas yra toks. Ir aš visą laiką stengiuosi visiems ir Facebook'e, ir Instagram'e rodyti, kaip mes tai darom. Tai sakau, aš užsiimu ir švietėjišką veiklą, kad žmonės matytų, iš kur tai atsiranda. Kaimo gyventojų mažėjimas, netgi ne kiek mažėjimas, bet senėjimas, tai yra didžiulis iššūkis versluose kaime. Nes visų pirma, nėra darbo jėgos, o visų antra, nėra kliento. Todėl mūsų sprendimas ir buvo, kad mes klientą randame mieste. Sostinė, Kaunas, Trakai, žodžiu, ten, kur yra didžiausia dislokacija žmonių. O kad kaimas sensta ir miršta, tai, kai sakau, tai sena problema ir jinai tik didės. Aš labai džiaugiuosi, kad esu būtent narė Grasssellingo ir šita grupė moterų ką duoda? Visų pirma palaikymą, viena kitos palaikymą, viena kitos paskatinimą. Mes pasikeičiam informaciją, mes pasikeičiam idėjom. Kai sakau, kaip ir sakiau, ne visada moteris gauna palaikymą iš savo artimųjų, iš savo vyrų, iš savo šeimų, bet tik moterį supras ir tik moterį atjaus. Nes tik moteris žino, ką reiškia ir būti ir mama, ir žmona, ir dukra. Žodžiu, aš kai sakau, ant tos moters pečių nugula daug. Bet bendrystėje tos problemos atrodo žymiai mažesnės.